Kasdien prastėjantis oras, o kartu su juo ir kelių eismo sąlygos vėl skatina diskusijas apie kelių eismo dalyvių įpročius. 2013 metų duomenimis vidutiniškai per mėnesį moterys sukelia apie 200 avarijų. Pasak vienos bendrovės, kuri teikia draudimo įvykių aptarnavimo ir nuostolių administravimo paslaugas vadovo Aurimo, dažniausios moterų avarijos yra susijusios su nesugebėjimu suvaldyti situacijos kelyje. Dėl slidžios kelio dangos nesugeba suvaldyti arba nesugeba reaguoti teisingai toje situacijoje slystant kelyje, tai būna dažniausiai nuslydimas nuo kelio arba į šaligatvį kažkur, arba į duobes tam tikras, arba nesuvaldžius automobilio įslydimas į kitą automobilį. Liaudyje sakoma, žinotum, kur pulsi, pasidėtum pagalvę. Tačiau bėda ištinka neatsiklausus. O kuomet bėda ištinka kelyje, ne tik moterys, bet ir vyrai susiduria su autoįvykio administravimo problemomis. Kokiomis, atsako specialistas. Pagrindinės problemos, su kuo susiduria visi žmonės atsitikus autoįvykiui, ypač draudžiamajam autoįvykiui, tai yra kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją, kur ją gauti, eismo įvykio, paskui sekantis žingsnis, kur kreiptis į servisą. Jeigu tai būna ypač vakaras arba savaitgaliai, draudimo kompanijos tuo metu nelabai gali klientam padėti savo iš tikrųjų. Ir tada žmonės tiesiog turi begalę rūpesčių, jie bėgioja, nežino, automobilis reikalingas, ypač dabar artėjant šitam šventiniam laikotarpiui, automobiliai ypač reikalingi yra. Iš tikrųjų, žmonės susiduria tą problemą, kad jie bėgioja po servisus, ieško tas servisas, ar tinka draudimo kompanija, ar netinka, ar tai yra startinis ar nestartinis, ar mokės už tas problemas. Kai vis dar esate sukrėstas ar sukrėsta po autoįvykio, yra du keliai, kuriais galite spręsti šią problemą. Vienas variantas yra, kada žmogus pats rūpinasi iš tikrųjų visą tą situaciją, tai eismo įvykio deklaraciją dažniausiai duoda draudžiant automobilį, draudėjai, tai yra brokeriai arba draudimo kompanijos įdeda klientui eismo įvykio deklaraciją. Kitu atveju, ta prasme, reikėtų pasirūpinti iš anksto, kad ir kaip ir numatyti, kad galimas bus toksai variantas, ją turėti, nes kitais atvejais būna sunku ją gauti, nebent stabdyti pakeleivingai automobilį arba kelių policija atvažiuoja, tada ją duoda tą deklaraciją iš tikrųjų. Taipogi paskui pats žmogus turi kreiptis į draudimo kompaniją, pranešti per 3 darbo dienas apie įvykį, tada važiuoti arba į nurodytą servisą, arba į savo pasirinktą servisą, tai priklauso nuo sąlygų draudimo. Iš tikrųjų, bet vėlgi tada prasideda toksai bėgiojimas. Kaip sakiau, reikia važiuoti į detalių, žiūrėti servisą, eilės servisuose yra, fiksuoti papildomą apžiūrą tenka patiems. Begalė visokių dalykų, kas kainuoja laiko, pinigų ir nervų daug iš tikrųjų. Na, o jeigu jūs esate užimta moteris, neturinti nei noro, nei laiko rūpintis avarijos padariniais, šią problemą galite patikėti profesionalams, kurie už jūs atliks ne tik autoįvykio registraciją draudimo kompanijoje, bet ir pasirūpins greito automobilio remontu. O prireikus duos jums pakaitinį automobilį, kurį galėsite eksploatuoti, kol jūsiškis bus sutvarkytas. Kitu atveju, kai tai imasi profesionalai, tą problemą galima išspręsti per kelias valandas iš viso. Tai tiesiog, jeigu matuojant laiko atžvilgiu, kai žmogus pats rūpinasi ir kai rūpinasi profesionalai, tai gali būti labai stiprus laiko skirtumas. Aurimas Vainilavičius siūlo draudžiantis savo automobilį būti atidžioms renkantis draudimo kompaniją, skaityti sutartį ir atidžiai įsivertinti joje numatytus draudiminius punktus. Taip pat teigia, jog vertėtų įsidėmėti tai, kad pigiai draudžiantis visada būna išimčių, kurios įvykus eismo įvykiui gali prisidėti ir prie taip nemalonios jūsų savijautos. Taigi, dievu pasikliauk, bet avarijos saugokis pats. O kaip jos saugotis atšalus orams, mums moterims pataria profesionali lenktynininkė Ernesta Globytė. Iš tikrųjų, pagrindas galbūt iškritus pirmam sniegui būtų geros padangos, nors aišku, reikia ir būti labai atidžiam, gerokai atidesniam negu vairuojant paprastai. Taip pat vengti vairuoti daug prisirengus, kaip moteris mėgsta visokie kailinukai, paltukai, geriau nusirengti ir vairuoti tiesiog su paprastais drabužiais, nes taip yra paprasčiau, patogiau ir esant ekstremaliai situacijai yra patogiau suvaldyti automobilį. Kitas momentas būtų irgi atkreipti į stabdymo kelią dėmesį, nes žiemą stabdymas padidėja maždaug 1,5 karto, tai stengtis laikyti saugaus atstumo ir stabdyti iš anksčiau. Taip pat nepamiršti žiūrėti į veidrodėlius dar labiau negu įprasta, nes nereiškia, jeigu tu sustoji, kad už tavęs važiuojantis sustos.
Daugiausia titulų per žiedinių lenktynių istoriją Lietuvoje surinkusi lenktynininkė automobilių sporto asė Ernesta teigia, žiemos metu vertėtų moterims pamiršti vairavimą įjungus laisvą pavarą bei aukštakulnius. Ypatingai moterys daro klaidą vairuodamas dėvėdamas aukštakulniais, kur irgi negali teisingai jausti pedalo. Iš tikrųjų, nesvarbu tiek sankabos, tiek akceleratoriaus, tiek stabdžio. Taigi gal žiemą reiktų vairuojant irgi dėvėti žemakulnius batus. Na ir be šių itin moteriškų patarimų, Ernesta siūlo atkreipti į dar porą svarbių saugaus vairavimo aspektų. Vairuojant automobilį labai svarbu yra sėdėsena. Tai jūsų kojos turėtų būti nepilnai ištiestos, o šiek tiek sulenktos ir remtis į sėdynę. Nugara pilnai turėtų būti atremta į sėdynę, nes nugara yra geriau jaučiamas automobilis ir kiekvienas slydimas. Taip pat jūs vairuodami turėtumėt, jūsų riešas turėtų laisvai nukristi už vairo. Tai irgi duoda didelę įtaką vairuojant, kai yra ekstremali situacija, kad būtų patogu vairuoti ir spėti sukinėti vairą. Ir galiausiai Ernesta sugriauna vairavimo mokyklose propaguojamą vairavimo būdą. Mokyklose vairavimo, kiek žinau, moko kažkaip ties 3 ir 12, 9 ir 12 valandomis laikyti vairą, bet iš tikrųjų bent jau autosporte ir visi, kurie susidūrė su ekstremalesniu vairavimu, sakykime, gal taip, dalyvauja, kad ir tose mėgėjiškose varžybose, yra įpratę vairą laikyti 2 rankom ir ties viduriu. Nes tai yra patogiau sukant, periminėjant, nėra jokių vairo kryžiavimo, rankų kryžiavimo, pasimetimo, slidinėjimo, taip kad patarčiau visoms moterims irgi vairuoti paėmus vairą va šitaip. Laikyti vairą visada 2 rankom ir kuo mažiau užsiminėti pašaliniais dalykais. Nes rankos yra skirtos vairavimui ir bėgių periminėjimui. Štai taip, mielosios, lūpytes pasidažome namuose, o būdamos už vairo saugome save ir kitus.